Paskutinę valandą. Vaikeliai. Tai paskutinę valandą. Pirmasis Jono laiškas, 2 skyrius, 18 eilutė. Įsivaizduok, išmušę tavo paskutinę valandą. Tada daug kas tampa nebesvarbu. Visiškai nebesvarbu. Kokiais tapetais išklijuotas tavo kambarys, ar spalviškai tinka prie baldų. Koks kilimas patiestas, geras ar skylėtas. Tuo metu tai iš tikrųjų tampa nebesvarbu. Kai eina paskutinės valandos, mus jaudina visai kitai dalykai. Ir jei dabar yra paskutinės valandos iki mūsų viešpats sugrįš, mūsų neturėtų jaudinti antraeiliai dalykai. Kiek laiko ir energijos mes atiduodame savo pomėgiams? Ne, tada mes kažką darytume dėl mūsų viešpatės. Nes jeigu jis ateis, mes norime, kad jis rastų mus dirbančius jo darbo, o ne nieko neveikiančius. Ar laukime mes viešpatės, karaliaus? Ar gyvename mes savo? Jėzus pasiruošęs laimėti mūsų kraštą. Jis ruošia širdis, kad jos priimtų Evangelijos žinią. Šventoji dvasia sukelia Dievo ilgesį mūsų tautoje. Tada įvyks didelė mūsų viešpatės vestuvių puota. Mano širdis daužosi iš susijaudinimo, kai aš apie tai galvoju. Kažkas paklausė Martino Liuterio, ką jis darytų, jei žinotų, kai tai yra jo paskutinė diena. Liuteris atsakė, jis pasodintų obelį. Liuteris suprato, kad šio ir pomirtinio pasaulį negalime atskirti. Šie pasauliai tarpusavyje netolomai suspynė. Pomirtinis pasaulis persmelkė mūsų pasaulį ir Dievo karalystės šviesa pamažu ryškėja. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas – tai ne pabaiga, tai tik perėjimas. Ateina kažkas naujo. Taip mes meldžiamės ir gyvename taip lyg Jėzus bet kuriuo momentu sugrįš. Tada mūsų prioritetai tampa geresni ir mūsų gyvenimai prasmingesni. Jis yra mūsų gyvenimo išpildytojas, viltis ir mūsų gelbėtojas. Jonas kalba apie tai Kristus, kurie jau pasirodė. Iš to jis nusprendė, kad paskutinė valanda atėjo. Pasipriešinimas Evangelijos žiniai auga, priešas niršta ir nori užgesinti šviesą. Todėl jis vietoje Kristus naudoja kitus religinius simbolius. Antikristas – tai reiškia kažkas vietoje Kristaus. Tai yra religinė dvasia turinti savo ritualus, įstatymus ir darbus. Bet ji trukdo mums asmeniškai pažinti jį Kristų. Ji remiasi mūsų išdidumu, mūsų pastangomis, įtikina mus, kad mes turime sunkiai dirbti, melstis, pastangauti būti geriems, tačiau Jėzaus malonė visą tai nustelbė. Jo gailestingumas ir meilė išgelbsti mane. Taip, šį nuostabų viešpatį aš myliu. Dėkuoju Jėzau, tu neužilgo sugrįši. Tada išsipildys mano troškimai ir mano norai. Tu esi karalius, kuris tuoj sugrįš. Aš noriu tau tarnauti ir savo laiką čia naudingai išnaudoti. Kartu su tavimi aš noriu eiti. Amen.